Seną turim konstruktyvą, ant jo įsilygino, dėjo makaronus, dėjo plėvelę. Gerai, šitas sprendimas geras. Šitas sprendimas geras, čia kaip ir mintis gera. Viskas čia stogų konstrukcija sena, likus tvirta. Turi tokie dalykai nešviest. Jau negali būti ir kada jau naujai daro, daleiskim, tokį objektą, jeigu sugalvotumėt, kad jums reiktų čia šiltyti, tai šitai palikti Agnei yra blogis už tai, kad čia jau neapšiltys šito tarpu. Ja reikia arba atitraukti. Vienas dalykas nuo kamino, antras dalykas priešgaisrinis dalykas. Tai jeigu indėklas yra, tai gerai. Jeigu ne, tai šita plėvelė stoginė dega kaip parakas. O kaip čia reikia išspręsti tada? Tai jeigu jau plėvelė gula prie kamino ir jau Agnė gula prie kamino, tai tada toj vietoje turi atsiras skardos lankstinys, kad jisai atitrauktų, užsidegus viduj kamino suodžiam, kad jums nepersimestų liepsna į konstruktyvą. Vadys rankom. Dabar čia, ką aš padariau, tai ką aš noriu parodyti, kad jeigu lenda tokia šlanga, tai čia tikrai pripustys.